plaukų perėjimą iš tamsios į šviesios spalvą, apie tokius kardinalius pokyčius. Pristatysiu Nataliją Novą. Mano kolegė, labai džiaugiuosi, kad mes dirbam kartu vienoj studijai. Kaip šaunu, tai turiu galimybę pakalbinti ją dažniau. Mes dabar susitikinėsim, darysim tokias klaidas, kad jūs galėtumėte gauti kuo daugiau informacijos, tiek klientai, tiek meistrai. Tai šiandien mūsų tema galbūt labiau lies klientus. Nes Natalijos paskyrojus daugiau gausite informacijos meistrui skirtos. Tai dabar mes pakalbėsim truputėlį apie tos kardinalius pokyčius. Nes dažnai, žinot, moteris sugalvoja vieną savaitę vienaip pasidažyti, kitą savaitę kitaip nudažyti plaukus. Tai ir pas mane ateina klientės, kurios jau tą patirtį turėjo ir aš iš tikrųjų jau galiu iš karto nustatyti tą plauką ir pasakyti, aha, nu jau tikrai jisai, nors jisai tamsus, jau jisai buvo šviesintas, labai jaučiasi. Tai va, kokia įtaka, kokios pasiekmės, verta, neverta, ar čia va toks vienkartinis noras, ar jisai pasiteisina, ar reikia mums to ar ne. Tai va, pakalbinsim Nataliją, truputėlį papasakos gal Natalija apie plauko struktūrą, kas vyksta to plauko viduje, kai vat, mes darom dažymą, bet kokį, tamsinimą, šviesinimą. Galiu aš laikyti. Gali laikyti, gerai. Aš manau, kad puikiai mane girdėsis, aš visą laiką garsiai šneku. Sveiki visi, labai faina, kad su Rima suorganizavom tokį seminarą, trumpą laivą, bet tikrai pokyčių plaukų. Tu mane klausi, kas vyksta plauko viduje. O aš visų pirma paklaučiau, o kas gaunasi čia? Kodėl tie pokyčiai neįvyksta ir ar tikrai to reikia? Nes būna labai dažnai, kai arba atsibosta, mes visos moteris, bet labai dažnai moteris susiję plaukų pokyčius su kažkokia naujų gyvenimo etapu. Tai tikrai labai dažna situacija. Tai aišku, nuotakos tavo mylimiausias, kurias visą vasarą čia, kaip sakyti, bombina nuo pat ryto, lygiai taip pat. Visada sakau, niekada nesistenkit prieš šventes kažką labai stipriai pakeisti. Nu nereikia, būkit tokia kokia esat, bet jeigu rimtai apie pokyčius plaukose, apie tą spalvą, visų pirma reikia žinoti, kas vyksta su to plauku. Žiūrint, kokius pokyčius mes numatom. Jeigu tai yra, aš visą laiką pravedu konsultaciją. Niekada nepriimu va čia iš karto greitai, staigiai, va susimąstėm, davai darom. Nėra to. Reikia laiko truputėlį duoti žmogui. Reikia laiko, reikia jo pamastyti, nes jeigu eiti pas gerą profą, pas tikrą meistrą, tai vat, kiek mes neskaičiavom su salonų sąnaudos, vien tik kosmetikos. Aišku, tai priklauso nuo plauko porėtumo, nuo plauko ilgio, nuo plaukų kiekio, bet žiūrint vat, į tą vidutinį, sakykime, plauką, tai yra vidutinis ilgis, žemiau pečių. Tai yra plaukai, sakykime, juodi, vėlgi, o su kuo dažėsi klientas? Ar dažėsi pas salonę pas meistrę, ar visgi tai buvo kažkoks sumanimas čia ir dabar, va, tai parduotuvėse vis perka, tos dažus. Ir juodas. Kiek metų dažėsi? Ar nebuvo bandymų nuimti tą spalvą ir vėl atgal uždažę? Nes tikrai šitie pokyčiai, jie kiek svarbus klientui, bet ir man labai svarbu, kai aš dažau, nepakeisti tų plaukų, kad jie, viskas, jau be plaukų, jau reikia trumpo kirpimo ir panašiai. Tai dėl to aš kviečiu į konsultaciją. Visų pirma paklausdama, kodėl jūs norit pasikeisti, kiek metų jas dažėte. Ar buvo keratino tiesinimo botoksų, nes jie tikrai alina plaukus ir tikrai alina galbūt ne dabar, kai jūs jau ką tik padarėt, bet tuo momentu, kai įvyksta šviesinimuose procesas. Būtent. Aišku, šiandien dieną yra keletą būdų, kaip galima nuimti tą tamsią spalvą, bet tik tai dar kartą kartuoju pas profesionalą, kuris tikrai užsiima, turi pakankamai klientūros, turi jau padaręs 100 ir daugiau tokių pat darbų. Tik tuomet galima pasitikėti. Aišku, galima pasirinkti kitą variantą, kai jūs kaip modelis einate į mokymus, pavyzdžiui, pas mus, aš prižiūriu, arba kiti meistrai, kai daro tokius mokymus, su priežiūra mokytojo, kad tikrai jums viskas bus gerai. Eikite tokias mokyklas, kuriems pasitikėt, kurios tikrai jūsų
manimų yra tvirtos, geros, tikrai žino, ką daro. Tai visų pirma, klientai reikia pasiruošti visą plauko biografiją žinoti. Taip, būtinai. Kas įvyko, kokiais dažais, visą šitą reikalą reikia žinoti, nes tai labai įtakoja. Koks bus rezultatas. Labai teisingai, bet Rima, žinai dar ką pastebėjau, pavyzdžiui, ateina mergaitė ir tu klausi, kada paskutinė, oi čia labai seniai, o tas seniai pasirodo prieš pusę metų, suprantat? O jeigu prisiminti, kaip auga mums plaukai, tai yra į mėnesį centimetras, pusantro, 0,5, žiūrint, kokia yra medžiagų apykaita, kokia yra ta gamyba plaukų ir panašiai, individualiai, genetiškai. Tad jeigu taip pagalvoti, per pusę metų čia yra kažkokie vargšiai 6 cm, ne vidutiniškai, per metus 10-12. Tai kaip galima kalbėti, jeigu plaukai viso ilgio, kurie gyvena ant tos galvos galbūt 7 metai, galbūt 5, galbūt 10, tai žiūrint pagal plauko ilgį, po 10 cm pamatuojam ir per tą periodą viską prisiminėm, ką darėm per tą periodą. Buvo balinimas, ar buvo sruogos, keratinų tiesinimas, cheminis garbanojimas, botoksas, kokios procedūros ir taip toliau ir taip toliau. O dar būna atveju, kad nieko nedaryta, plaukai juodi, bet pastebiu prie šaknies tokia, kaip sakyti, linija, kur jau plaukas toksai truputuką pažeistas. Aš visuomet klausiu, ar nedaro gofravimo, nes kai norisi moteriai apimties, dažnai būna, kad sako, aš nedažnai plaunu galvą, ten 2 kartus savaitėj, pasidarau savo gofravimą, 2 kartus į savaitę. Atrodo nieko tokio, nieko baisaus. Karščio apsaugos nenaudoju, kad ta apimties kiltų, kad jos būtų gan daug, ne? Tada būna, kad kartais ne iki galo dadžiovina, bet žinai, kad iš karto plauti, džiovinti, ne, tai drėgmės vis tiek lieka. Tai vėl, ne, tas karštis įtakoja labai stipriai. Ir rezultate, toje vietoje, kai mes pradedam tepti, tik tai testuoti pirmą, ne, su milteliais, su šarminiais produktais, įvairiom rūgštim, matom, kad jau toje vietoje nutrupa. Tai tada apie jokią procedūrą jau kalbėti aplamai negalima. Tai vis tiek priklauso ta vieta, kur buvo labiausiai pažeidžiama, su ja bus daugiausiai problemų ir toks neprognozuojamas rezultatas. Greičiausiai ir viršutinis plaukų tas visas sluoksnis, kur yra įtakojama saulės, ten dar kažkokių stenų, čia ventuvo, tai irgi reikia žinoti. Tikrai taip, viską absoliučiai. Vat būtent dėl to mes visą laiką kviečiam į konsultaciją. Nu, turbūt irgi norėtųsi, turbūt ir meistrų kaip šukuosenos, ne ir veido, kad suprasti tą formą, kad parekomenduoti iš savo pusės, kaip profas. Pasikonsultuoti, ne prieš darant. Tai lygiai taip pat ir mes. Jeigu jūs galbūt daugiau žiūrite plauko struktūrą, tekstūrą, galbūt kažkokią vaizdą, kaip ta suknelė atrodys ir panašiai, aš labiausiai žiūriu būtent plauką. Plauko porėtumas, plauko kokybė, plauko genetinė tekstūra. Galbūt jisai labai smulkiai garbanotas, arba banguojasi plaukai. Nuo tos tekstūros irgi labai daug kas priklauso. Arba plaukas plonas, storas, normalus. Tai visą tą išsame diagnostiką, tada patestuojam keletą sruogų, kaipgi mums išeina pašviesinti, ar eina šviesinimas. Galbūt atsiranda daug dryžių, žalios spalvos yra. Tai čia, sakau, tada reikia labai galvoti, kokį rezultatą mes galim tikėtis ir ką mes gausim. Ar mes perėsim iš tos tamsios spalvos su technika, kartais tokių variantų reikia, o kartais reikia tiesiog pirmą kartą ištiesinti tą spalvą, kad jį būtų vientisa. Supratau. Tai gerai, mergaitės, sakau, mes kalbamės, jūs paruoškite, mergaitės ir berniukai, paruoškite klausimus ir bandysime atsakyti į klausimus. Bet dažniausiai, ką klausia merginos, kada negalima tikrai, tarkim, aš ateinu, aš turiu tamsius plaukus, dar nedažytus tarkim. Ir noriu labai staigiai, kad per vieną kartą man nušviesėtų ten labai daug tonų. Vienas dalykas ir antras dalykas, jau kai buvo dažyti plaukai, kada galima, kada negalima, tokie dalykai. Jeigu plaukai natūralūs, tai visada galima, bet visą laiką reikia pagalvoti apie aplamai stilistiką, to žmogaus, nes ne visada genetiškai gali tikti pernelyg didelis kontrastas veido, akių, odos ir panašiai. Aišku, aš negaliu pasakyti, kad turint labai tamsų plauką, sakykime, 4 lygio, jeigu mūsų nors kažkiek žiūri profesionalai, tai 4 lygis tai yra gan tamsi spalva, natūraliai tamsiai jau yra.
Ir jeigu tokie plaukai yra natūralūs iš prigimties, aš labai bijoju, kad tiks vienareikšmiškai tas baltas blondas. Tiesiog prie veido. Prie veido gali netikti. Tai vat šitoj vietoj. Bet blondinėgi galima būti ir 8 tone, ir 9 tone, nebūtinai 10. Ar blondinė? Blondinė, vienareikšmiškai. Aš tarp kitko irgi. Bet su technika, jeigu žiūrint iš akis, tai nelabai atrodo, bet vis tiek skirstu save prie blondiniškos kategorijos. Tai jeigu natūralus galima, tik tai su konsultacija. Ir per vieną kartą. Galima ir per vieną kartą. Galima per vieną kartą, jeigu natūraliai. Maždaug laiko. Žiūrint, kiek plaukų. Gali užtrukti, jeigu trumpas kirpimas, 3 valandos, gali užtrukti 6 valandos. Bet čia per vieną kartą, tarkim, uždedam kažkokią priemonę ir jinai visą pašviesina. Taip, absoliučiai teisingai. Jo, tai gali būti, kad vieną kartą paskui. Ne. Jeigu plaukai natūralūs, nedaryta keratino, nedaryta botokso, plaukai puikios kokybės, sakykime, mane maitinami kaukėmis, gerai prižiūrimi, nedaromas kasdienis gofravimas arba plaukų tiesinimas, tiesiog žnyplėmis. Tai aišku, per vieną kartą tai yra įmanoma, galim naudoti dažus, kurie yra super šviesintoje, arba milteliai, arba pasta, kažką tokio minkštaus, bet vėlgi aš visą laiką žiūriu į ateitį. Aš visą laiką pakalbu su žmogum, o ką mes darysim po mėnesio, ar jums tiks, kad atauk centimetras bus juostelė, ar norit vientisas spalvas, arba kažkokios technikos vėl gradacijos. Aš visą laiką galvoju, turbūt gal metus į priekį su klientu, kad palaikyti tą ryšį. Kad nebūtų iliuzijos, kad mes nudažėm ir visą laiką čia jau visuomet gražu. Pakalbam, o ką mes per mėnesį darysim. O jūs žinot, kad milteliai ten blogina plaukų kokybę, ar jums tenkins toks ir toks rezultatas ir tokie plaukai, tokia jų struktūra kokybė. Ir jeigu aptariam, tada viskas gerai. Jeigu plaukas dažytas ir norisi per vieną kartą ir kuo greičiau ir kad ryžumas nelystų, tada geriau iš vis nieko nedaryti. Dėl to, kad visų pirma sakau konsultacija, nes tiek esu mačius skirtingų variacijų, skirtingų rezultatų, kad iš 4 per vieną kartą aš padariau 8 lygį, iš to pačio 4 kito ilgio, kito žmogaus plaukai gavosi tik 7, kažkam gavosi su technika 10 lygio ir viskas puikiai su kokybė, labai daug. Kas daryta, kaip buvo, ir va ta visa praeitis, būtinai. Ir kokios pasiekmės yra? Pasiekmės yra... Visą laiką išsausina plauką, bet be abejo. Kodėl? Nes mes išimam pigmentą. Ne, dėl to, kad visų pirma tas pigmentas buvo įdėtas, į korteksą, į mūsų plauko korteksą, plauko vidų, jau kai plaukas yra dažytas, jau yra fiziškai nušviesintas kažkoks eomelaninų kiekis, tai yra natūralaus plauko pigmento, ir taip pat jau pridėtas kiekis cheminio pigmento iš dažų. Taip? Tai reiškia, viskas ten susijungia ir puikiai kaip ir gyvena, bet jau kortekse, ne tarp kutikulės kortekso, pačiam kortekso viduje. Tai tada, jeigu klientas nusprendžia jau nuimti spalvą ir iš karto labai dažna klaida, kad paima kuo stipresnius miltelius, kuo tamsesnė spalva, reikia imti miltelio, kuo didesnį aktyvatorių, procentą, pradeda šviesinti ir kas įvyksta? Įvyksta mūsų plaukas kaip baltymas, kaip baltyminė struktūra, plauko denatūrizacija. Tai yra baltymas tarsi išsiviria ir jau pigmentai yra užsandarinti jame. Ir tada jau pašviesinti dar daugiau neįeina. Atsiranda spalva tokia ryža, murzina, ruda, raudonumas lenda, žiūrint, kaip buvo nudažyti prieš tai. Bet tai galima kažkaip paskui galima. Tai visuomet reikia pradžiai atjungti tos pigmentus, kai jie buvo prijungti, atjungti laikinai. Tai gali padaryti rūgštis ir panašus produktai, o paskui labai atsargiai, nedideliais žingsniais, jau šviesinti, balinti, galbūt su milteliais, galbūt su pasta, galbūt su dažais vėlgi, žiūrint, kokio tikslo mes siekiam, ko norim, kokią plauko tekstūrą, struktūrą turim. Palaipsniui atsargiai su nedideliais procentais. Tik tada galima pasiekti rezultatą, kad plauko kokybė nukentėtų, bet nestipriai. Bet vis tiek klientė turi būti pasiruošusi tam, kad nukentės. Ir sėdės visą dieną jinai čia ir gaus priežiūrą į namus ir prižiūrinės tos plaukus, nes mes tik tai dabar pakeitėm plauko spalvą, bet reikia į ateitį vėlgi žiūrėti, kažkaip sveikiau dažyti, geriau dažyti tos plaukus, kad negrįžti į tą tamsumą, kad palaikyti tą spalvą naują, graži ir paskui ateityje vis tiek šitie plaukai visi po biškį kirpsis, kad atsinaujins. Absoliučiai teisingai. Aha, supratau. Bet užtat efektyvu. Per vieną kartą jau rezultatas gali porą metų jau vaikščioti kaip ir su šviesesniais plaukais, bet atsargiai gražiai dažyti.
kokių plaukų visai, ateina klientė, noriu dažytis, prieš tai ten 10 kartų dažiau plaukus, šviesinau, tamsinau, kada griežtai negalima. Kada mes per testą matom, kad plaukas nutrupa. Iš karto. Testas tai yra elastingumo testas. Mes paimam atsrogą, aš ant tavęs parodysiu, ne? Sutipam, sakykime, produktų, kurie bandom arba norim šviesinti, palaikom apie 20-30 minučių, nuimam ir pradedam elastingumo testą. Tai yra pažiūrim, ar plaukas tempėsi, ar panašiai. Būna, kad iš karto visi galai sušoka į tokią vatos gumulėlį. Būna, kad toj vietoje iš karto plaukas yra ir tada suprantam, kad negalima ir visiškai. Būna, kad nuo šaknies. Jeigu, kaip sakiau, nepilnavimas, tai buvo atveju, kad šviesini ir matai, kad vau, nuo šaknies jau yra trumpi. Tai okei, kai tai padaromas testas kažkur, tai nematomoje vietoje ir, jau kaip yra, bet ne visi plaukai. O įsivaizduok, kokia rizika yra meistram, jeigu jie be jokio testavimo iš karto pradeda šviesinti viską milteliais, agresyviais visokiais ingredientais, chemikalais ir jiems nutrupa. Va čia yra tikra tragedija. Nu taip. Tai va, merginas, būtinai reikalaukite iš savo meistro, kad būtų atliktas testas, jeigu jūs norite kažkaip kardinaliai keistis, nes tai labai įtakoja jūsų plaukus, kad paskui galėtumėte išsaugoti jį ir ilgį, ir sveiką plauką, tai šitas dalykas yra būtinas. Aš manau, dabar visur kažkur yra pakuotės, jeigu yra arba dažai, arba net ir kosmetika, visur reikia išsibandyti, ne, kažkur patepti, tas testas visur alergijose, ne, tai tas yra, kokia reakcija vyksta, nes tai yra chemija, kadangi mes nesuprantame, aišku, Natalija ir jos studentai jau viską supranta, kaip ten viskas vyksta viduje, mes nesuprantam, tai aišku, mums reikia pasibandyti, pasidaryti ir žinoti, kad paskui nebūtų pasiekmių. Bet realiai ir mes nežinom, Rima, nes visi labai dažnai pamiršta, kad jeigu tai yra naujas tavo klientas, mes šiaip tai privalom pagal Lietuvos Respublikos statys padaryti testavimą, alerginį testą, ne, tiesiog su naujais dažais. Faktas, kai ateina va tokia blondinė, aš suprantu, kad nėra kažkam labai stipriai alergiška, bet galiu vėlgi pasiteirauti, ar nesat alergiška kai kuriam produktui, cheminiam ingredientui, nes žmonės irgi dabar testuojasi, ir žino. Tai jeigu jau atrandu, kad yra ir maistinės alergijos nemažai, tai visuomet padarau tą testą. Tai yra labai paprasta. Tai tiesiog dažas iš tutelės, be maišymo su jokiais aktyvatoriais, dedamas arba vidinė alkūnės pusė, arba už ausies, ir paliekamas ne minutė ir ne dviem, paliekamas 36 valandom. Tai yra pusantros paros. Ir tada klientas galima užlipdyti su pleistriuku, ir pažiūrėti po sekančios dienos, ar yra raudonumas ar nėra. Nes iš karto gali sureaguoti oda, o epidermio sluoksnis gali sureaguoti tiesiog ant amoniako, cheminių sudėties pigmentų ir panašiai, bet gali ir išnykti. Tai reikia žiūrėti, stebėti ne iš karto, ne po 10 minučių, o po 36 valandų. Ir tada supranti, gali, negali. Jo, bet kažkaip anksčiau galvoju, kad amoniakų labai daug kam alergiški žmonės, bet suprato, kad yra kai kuriems pigmentams. Supratau. Taip. Tai svarbiausia yra diagnozuoti, ne? Vienas dalykas, koks yra plaukas, pasidaryti testą. Šiaip visą laiką reikia į priekį labai stipriai pagalvoti, tai mūsų pagrindinis buvo klausimas. Ir dar minėjai, kad botoksas, tiesinimai, tai dabar visi gydosi, greičiausiai žiūrėjote Natalijos video apie tos tiesinimus. Bet jeigu jau yra, kaip tai įtakoja? Kaip tai įtakoja? Tai yra plaukas, kuris apdorotas formaldegidu ir visam laikui ant tos plauko dalies, kur buvo naudotas keratininis tiesinimas arba cheminis garbanojimas, pakeista visam laikui plauko tekstūra. Absoliučiai, kol mes netauginsim jį, kol nepakirpsim, taip jisai ir lieka. Ir netiesa, kad keratinas išsiplauna, niekur jisai neišsiplauna. Išsiplauna tik tai paviršutiniškai, pridėtinė silikoną ir plėvelę. Taip. O pats keratinas pakeičia vandenilio ryšį, plauko struktūrą ir jie taip ir lieka. Jau tokioj padėty. Tai tikrai ne. Kadangi chemiškai apdorotas, tai reiškia, kad rizika pažeisti dar daugiau yra daug kartų didesnė. Nors būna atveju, kad po keratino tiesinimo ateina mergaitės, ištestuojam, darom ir viskas gerai. Būna ir tokia atveju. Keratinų irgi yra visokių, skirtingų brandų, skirtingai atliekamų ir taip toliau. Supratau. Tokį dar vieną paskutinį klausimą turiu.
Greičiausiai aktualu bus ir klientėm, ir meistrams. Jeigu atsitiko taip, kad meistras nudažė spalva ir spalva ne ta, kurią norėjo klientė. Ką daryti? Ar iš karto taisyti, ar bandyti kažką išimti, spalvą kitą uždėti, ar palaukti kažkiek laiko pakentėti tą spalvą. Ką daryti? Žiūrint, kas iš viso įvyko, ne su tais plaukais, su meistru ar su dažų tutelė ir panašiai. Meistrus visuomet raginu turėti atsargos, turėti pakankamą dažų kiekį, likutį savo klientams. Atėjo naujas klientas, parinkot spalvą, užrašykit savo, turėkit dažų portfolio, lengva tada paderinti užsakymus. Reikia tiesiog turėti, bet būna, kad nenumatytas atvejas, kažkaip neapskaičiavo meistras, visi mes žmonės, kažkas įvyko. Aišku, meistras jau turi matyti, kai dažas jau yra padengtas ant plaukų. Jau turi matytis, kad reakcija prasideda po 20 minučių, kai jau pradeda polimerizuotis nauji pigmentai, jau matosi. Tai aš, kai mokinu savo studentus, visuomet sakau, kad koloristai, kol dar yra dažant galvos, daug ką gali pakeisti. Tikrai gali. Yra dar papildomas tonavimas, dar papildomas kažkas, bet jeigu jūs užtamsinat spalvą, tai tą dieną nerekomenduočiau nieko daryti. Aš paleisčiau klientą namo, paprašyčiau, kad jisai išlauktų tam kažkokią periodą ir aišku, verta tada ištaisyti absoliučiai nemokamai klientui, bet stengtis neužtamsinti. Ištaisyti, bet irgi tas būtų išviesimas, kažkoks išėjimas spalvos, išėjimas ir kažkokia. Net yra tokie greiti būdai, jeigu matot, kad plaukas yra geros kokybės, geros struktūros, greiti būdai, pavyzdžiui, ten perplovimas, kai mes darom, su rūgštimi vėlgi, arba su kažkokiais kaukėmis, su papildais, kas galėtų atpalaiduoti tam kartui tos pigmentus ir juos biškį atlaisvinti iš plaukų ir perpinti. Toks variantas irgi būna. Čia meistram. Vėlgi priklauso su kokiais dažais, bet aš visą laiką sakau, jeigu jūs tikrai ėjot pas savo meistrą, kuris suklydo, supraskite, kad tai irgi žmogus, kad tiesiog ne robotai, esame visokių dalykų, kad neapgalvojo, neapskaičiavo, nesupratot, neteisingai pasikonsultavo jūs, arba jūs netaip išreiškėt ir tada gavosi. Tada neverta pulti greitai perdaryti. Supratau. Šiaip tai labai įdomiai gausi ir mano visi klausimai yra atsakyti. Jeigu jūs turėsite klausimų daugiau, jūs būtinai parašykite, dabar kas spės, kol mes išsijungsim, arba vėliau galėsite parašyti komentaruose. Ir mes su Natalija dažniau susitikinėsim, dabar turim daugiau laiko šiek tiek. Tai jūs galite rašyti, kokiom temom mes galim pabendrauti ir kokius klausimus atsakyti, kokius aktualius klausimus, kaip prižiūrėti galbūt plauką, kaip bendrauti su savo klientu arba atvirkščiai klientį, kaip bendrauti su savo meistru, kad susikalbėti arba dar kažkokiais tokiais mūsų temos klausimai. Artimiausias temos, ką mes kalbėsime su Natalija, tai bus mokymai. Ir mes kalbėsim apie mokymus, kaip išsirinkti, kokie lūkesčiai nepateisinami, kai jūs einate seminarus, kaip paimti tą informacijos kiekį, kurį duoda meistras, kaip įsisavinti tas žinias, kaip maksimaliai išnaudoti tą laiką, kurį jūs skiriat seminarams, mokymams, kad jums būtų rezultatas ir kaip pasirinkti savo meistrą. Žodžiu, mes kalbėsim apie mokymus kitą savaitę. Aš paskelbsiu datą, kada mes dabar tiksliai nesimenu, man atrodo 20 dieną mes numatėm. Ir paskui mes dar kalbėsime tokia tema, tokia gyvenimiška tema, kadangi mes su Natalija atėjome iš kitų sričių. Tiek Natalija, tiek aš prieš tai turėjom daug patirties kitose veiklose. Mes taip anekdotė, sėdė dvi kirpėjos, viena ekonomistė, kita teisininkė, ne? Aš čia dvi kirpėjas. Taip. Tai mes, taip, ar planuojate chemijos mokymus? Čia Natalijai klausimas. Chemijos mokymus visada planuoju, o mes su Rima nusprendėm pakalbėti daugiau tiesiog su auditorija, su mergaitėm, su žmonėm. Profesionalai, kiek iš Rimos pusės visada gali kreiptis individualiom pamokom. Dabar toks periodas, kad galima jas vesti. Kas klausia manęs, tikrai priimsiu tos individualius mokymus. Rima irgi mes turim tam laiko, nes dabar yra karantinas. Bet daugiau norim per šios laivus pakalbėti su merginom, kurios
tiesiog nėra kirpėjas, galbūt daugiau nėra profai, ne, tiesiog nori sužinoti kažką iš lūpų meistrų, tai jūs galite pulti mane, kad aš kuo daugiau klausimų užduočiau Rimai, pavyzdžiui, dėl šukuosenų, kaip pasirinkti, kaip jinai parengė, iš kur jinai paima tos visos idėjos, ne, su šukavimom, šukuosenom, seminaram. O jinai tegul puola mane, kaip sakyt, su savo klausimais dėl dažymų ir taip toliau. Ir tada mes abidvi tarpusai gausim daugiau žinių ir pasidalinsim, aišku, su jumis. Tai bus toksai smagus ryšys. Jo, ir dar, sakiau, trečia tema, tai kaip apsispręsti galų gale pakeisti savo kažkokią sritį, išeiti iš tos būsenos, kad tai nepatinka, noriu kažką keisti ir negaliu. Tai toks gyvenimiškas klausimas, mes aptarinėsim dar truputėlį vėliau, tai manau, kad aktualus. Jeigu jums kyla klausimų, minčių, jūs rašykite, mes būtinai bendrausime. Ačiū labai. Visiems geros dienos. Idėja, šanuolės. Tai sėkmės. Sėkmės. Ačiū. Gražios dienos. Ir mano spaus.